Šios dienos Viešpaties Krikšto švente baigėsi tas nuostabus Kalėdų laikas. Švento Jono Krikštytojo teikiamas atgailos krikštas prie Jordano upės skirtingas nuo to, kurį įsteigs Jėzus, mirdamas ant kryžiaus ir prisikeldamas. Tik tada su Velykų auka nuodėmės atleidimas, išganymas taps visiškas. Išganytojas prie Jono Krikštytojo ėjo su nusidėjėliais, atgailotojais. Jam pačiam Dievo Sūnui nereikėjo prašyti atleidimo, nes jo širdie nebuvo nuodėmės. Jis, neturėdamas nieko bendro su tamsybėmis, ėjo kartu, kad mūsų gyvenimus nušviestų savo šviesa, kad mus išlaisvintų, kad pripildytų mus savo šviesos, kuriai spinduliuoja. Ir ne Jordano vanduo nuplausto nuodėmes, bet jo buvimas Jordane pašventins vandenį. Šio sekmadienio mišių pirmajame skaitinyje girdime, kaip pranašas Izaijas kartu su kitais tautiečiais ištremtas į Babiloniją. Drąsina juos, pasimetusius, išsigandusius, palūžusią savo tautą tremtyje, drąsina, kalbėdamas apie Viešpaties Dievo atėjimą, kad jis neapleidžia jų. Ir Jėzaus pasirodymas prie Jordano upės yra tarsi tos pranašystės patvirtinimas. Ir šiandien Viešpats Jėzus Kristus yra kartu su mumis, eina su mumis. Jeigu per tikėjimą įsileidžiam jį į savo gyvenimą, į savo širdis, galima būtų sakyti, kad praėjusį sekmadienį palikome jį ant motinos kelių, garbinamą išminčių. Šiandien, šią Viešpaties dieną, atrandama jau suaugusį, ryžtingą vienybę su kitais žmonėmis. Prasideda viešas Dievo Sūnaus gyvenimas. Evangelija prašo, kaip šventoji dvasia nužengiant jo, kaip balandis. Balandis yra šventosios dvasios simbolis. Tarsi Dievo žodis sako, kad krikšto metu mes taip pat tapom Dievo vaikais, mums atsivėrė nuostabus dvasinis pasaulis, dieviškas pasaulis, ir krikšto metu šventoji dvasia nužengė mūsų. Ugdydami savyje dvasinį gyvenimą, tą dvasinę kelionę į Viešpatį Dievą, per maldą, per sakramentus, per dalyvavimą šventose mišiose, imame suvokti tą nuostabią paslaptį, kad dangiškas Tėvas ieško mūsų, kad jis mus myli. Bendraudami su juo, mes patiriam Dievo buvimą, jo artumą, šventą dvasią kaip ugnį, kuri apšviečia. Ir ne veltui šventoji dvasia, Dievo dvasia, Jėzaus dvasia, lyginama su liepsna, nes jinai mus vaduoja iš vidutiniškumo, iš baimių, iš nuodėmės, iš nuobodulio, iš nusivylimo ir taip toliau. Šventoji dvasia mus vaduoja. Ir Dievo dvasia yra tarsi ugnis, padedanti mūsų širdyse užsiliepsnoti Viešpaties Dievo buvimo šviesai. Kai tapom krikščionys, Viešpaties Dievo vaikai, priėmėm krikšto slėpinį, buvom panardinti tą krikšto slėpinį. Daugelis iš mūsų daugiausia to įveikio nuostabaus gyvenimo įvykio, kad atsivėrė mums dangus ir buvom dangiško Tėvo įsūnyti. Mes jau neprisimenam. Mūsų tėvai, seneliai, daugiau ar mažiau sąmoningai norėjo su mumis pasidalyti savo širdies džiaugsmu, tikėjimo džiaugsmu, gyvenimo šventoje dvasioje.
džiaugsmu, tos dvasinės kelionės į dievišką pasaulį džiaugsmu. Tad mes per krikštą taip pat tapome dangiško tėvo vaikais, šventų bendrapiliečiais, galinčiais mylėti. Galim turėti įvairių svajonių, siekti karjeros, mokslinių laipsnių ir taip toliau. Tačiau žinokit, būti Jėzaus mokiniu, būti krikščioniu, dangiško tėvo vaiku, tai yra nuostabus dalykas. Tai nuostabi karjera, dvasinė karjera, tai būti dangiško tėvo vaiku, Jėzaus Kristaus mokiniu, priklausyti Jėzaus mokyklai, suprantat? Galėti štai čia susirinkti maldos namuose, išvesti tuos išganimo slėpinius, susitikti prisikėlus Jėzų Kristų, panirti į sakramentus, kur Jėzus per juos prisiliečia prie mūsų, skaityti Bibliją, šventą raštą, turėti savyje tikėjimą į viešpatį Dievą. Tai yra nuostabi malonė, nuostabi dovana. Ir turim būti širdžiai dėkingi mes už tai. Dvasinė karjera toks žodis, tai skirtingai nuo pasaulio karjeros. Tai kelionė dievišką pasaulį, tai viešpaties Dievo pažinimas ir taip toliau gyvenimo prasmės suvokimas, tiesos supratimas, kurie ateina iš šventosios dvasios šviesos. Štai išeisite iš bažnyčios, iš maldos namų, grįžti įprastą savo gyvenimą, darbovietę, tai kas į mokslo įstaigas, namus. Tačiau grįžite paliesti šventosios dvasios, paliesti prisikėlusio Jėzaus Kristaus, nešdami savyje Dievo artumą, tikėjimą, Dievo buvimą. Tad puoselėkime, auginkime savyje tą tikėjimo sėklą, kad keistų mūsų visuomenę. Amen.